Sveiki, mano gerbėjai visame pasaulyje. Turiu visokių, ir rusakalbių, ir arabakalbių, ir angliškai kalbančių, ir lietuvių, ir visokių. Šiandien kelionę patikrinti naujo Jonavoj tiltą. Taigi, oras nuostabus, dangus giedras. Iš pat ryto važiuojam, judam ir pažiūrėsim, kaip ten mūsų naujas tiltas stovi. Visiems geros dienos. Noriu specialiai šią kelionę padėkoti savo senam draugui Dainiui ir žmonai, kurie man iš Egipto atvežė, galima sakyti, gerų dovanų. Taigi ačiū Dainiui, sveikatos žmonai, visiems geros dienos ir gerų metų. Na štai, mūsų naujas viadukas. Tuoj mes jį pravažiuosim. Dabar jums filmuoju iš šono. Atrodo gražiai. Ne viskas sutvarkyta. Bet tuoj bandysim pravažiuoti. Mašinos važiuoja. Laiko gerai. Turim naują tiltą Jonavoj. Nu ką, pravažiavęs 10 km pro nuostabią Lietuvos gamtą sugalvojau pasukti iš Jonavos rajono į Kauno rajoną. Į Vandžiogalą, aplankyti tą miestelį gražų, jums atnešti gerų nuotraukėlių. Tenai naujas kelias, grožis nuostabus. Linelį, kai tu prisijungsi prie manęs, važiuosim į Vandžiogalą. Tiesiog malonumas didelis. Daug nefilmuoju važiuodamas, nes yra vėjas. Nu ką, Tomai, kada tu sugrįši? Prisijungsi prie manęs, laukiu tavęs. Nu taip pat noriu pasveikinti Manchester United gerbėjus su nuostabia pergale prieš Lyoną 5-4, kažkokia tai fantastika. Andriuka, Linelė, su pergale Manchesteris. Žiūrėsim, kas bus. Štai ir Kauno rajonas. Pasiekėm, važiuojam link Vandžiogalos. Visiems linkėjimai. Nežinau kodėl, bet visi vairuotojai Kauno rajone man mojuoja, gali būt, kad netgi šiame rajone aš žvaigždė, taip kad nenustepčiau, jei kas nors sustotų ir paprašytų manęs parašo. Oras fantastinis, nors yra vėjas. Apleista sodyba, žydi viskas gražu, oras nuostabus, Kauno rajonas. Pasirodo, visi mane jau čia pažįsta. Nu ką, važiuojam į Vandžiogalą. Na štai, pasiekėm Vandžiogalą. Apie 15 km, 16 nuo Jonavos. Dabar grįšim atgal apie 20 km maždaug. Taigi gausis apie 35-30 km. Kauno rajonas. Linkėjimai visiems kauniečiam. Aš atvažiuosiu dar. Hari, ruošk kelią. Aš atvažiuosiu aplankyti jūs į Kauną kokią dieną, gal kitą savaitgalį. O šiandien kelionę tęsiasi ir reikės grįžti atgal į Jonavą iš Vandžiogalos. Vandžiogala pasiekta. Oras nuostabus. Gamta atsigauna. Gyvenimas nuostabus, žmonės. Svarbiausia nepasiduoti.
steady bouncing in jeeps on the New York street, hitting urban concrete. I'm the man, unbestable with the extraterrestrial flow. 456 CeeLo, pop the top on the 40-ounce bottle. I'm not the one to follow, I'm not the role model. Hollow tips on my clips, only spits and I react to the bullshit. So give me room to breathe and get up off these Na kągi, kelionė baigėsi iš Vandžiogalos. Aš už Karmėgalos dabar esu prie to būsimo geležinkelio tilto. Atrodys įspūdingai viskas. Pravažiavau 40 km. Rytoj kviečiu savo draugus važiuoti į Veprius. Dar viena kelionė. Oras įspūdingas, treniruotė gera. Lauksiu pasiūlymų rytoj į Veprius. Iki. Sėkmės visiems. shields. I feels like a soldier.